Sveiki visi, taigi šiandien gavau progą iš Modeliuko.lt pristatyti pakankamai naują gamintoją, tai yra Gahler. Ar Galerį, ar Gahlerį čia reiktų sakyti, nežinau, bet sakykim Gahlerį, kaip nors. Taigi Modeliukai patapo atstovu šiuo gamintojo ir atsiuntė apžvelgti, parodyti, kaip man čia atrodo, ar čia geras reikalas ar ne. Tai aš pabandysiu tą ir padaryti. Dabar pirmas dalykas, kas kyla į akis, tai kad yra kelios serijos, tai yra Supreme Series, A Series, Premium Series, Advanced Series ir Classic Series. Kaip čia lygiai pavadinkim taip, jie taip pat pagal brangumą. Tai čia mes turim Premium Series, čia turim Advanced Series. Advanced pagal idėją čia turi būti pigesni. Pradėkim turbūt nuo to, kom čia jau taip jie labai skiriasi. Tai čia reiktų imti kategorijas, turbūt gal taip pasidėliot. Tai yra Advanced Series yra paprastesnė serija ir Premium Series yra tipo brangesnė, gal kažko geresnė serija. Pažiūrėsim skirtumus tarp jų. Čia yra principai irgi iš tos kategorijos aerografų, tik 03, 02 ir čia yra dvigubos adatos aerografai. Vilksim, ko čia tokie jau darosi populiarūs. Manau, pradėkime nuo labai žinomo dydžio, tai yra 02. Aš jį kaip tik turiu ištraukęs. Aš kaip tik turiu čia pasiruošęs. Tai pirmas dalykas, kas iš karto kliūna į akis, tai aišku jo dizainas. Kitas dalykas, kas kliūna į akis, tai gal ne kiek į akis, kiek tai, kaip jisai atsėda rankoje. Labai geras pojūtis, padikim taip, jisai sunkus, turi svorio aerografas ir turi jau paverstą gaiduką, kuris patogiau leidžia valdyti aerografą su tokiu kaip ir anti-slip. Šiaip aerografai vizualiai labai dailūs, pas juos visus yra nusukamas podelis tas ir kas įdomu, sakykime, lyginant su Mr. Hobby, pas juos visus yra visur tarpinės. Visur tarpinės yra, kas šiek tiek nustebino, nes, pavyzdžiui, Mr. Hobby tarpinių nenaudoja šičia. Šiaip jų kaip ir nereiktų, bet, šitie sugalvoja, kad čia yra gerai. Toliau dizaino prasme, aišku, čia yra tokių gimikų, kaip matyt, kaip juda adata galima. Taip pat čia galima pasireguliuoti, jie yra irgi padaryta atvirai. Stopas yra irgi veikiantis. Ir jisai matosi čia, kaip jisai juda. Toks, sakykime, labai vizualiai dailus aerografas. Vėliau, kaip sakiau, vėlgi tarpinė. Pas Mr. Hobby ar kitus čia nėra tarpinės. Kam jinai čia reikalinga, iš tikrųjų aš nežinau, nelabai suprantu prasmės, jeigu atvirai, bet, jinai yra. Užsukimas toks gal tvirtesnis, aš, negaliu pasakyti. Toliau, iš pliusų. Kaušelis poliruotas. Kaušelis poliruotas, tai reiškia, kad mūsų valymas jau bus aerografo paprastesnis. Taip pat viduj, jeigu mes fokusuosim, matosi, kad irgi kažkuo yra padengtas vidus. Gal ne poliruotas šį kartą, bet padengtas. Iš kitų gerų dalykų, tai nausgardas yra kaip 02 adatai pilnas. Sakykime, man ant badžerio, kur turiu, nelabai patinka man nausgardas, nes jis yra atviras. Taip, nuo jo nuvalyti, sakykime, nuo adatos nutraukti liekanas paprasčiau, bet jis, būna dedant į valymo indą, pataikau tiesiai tarp tų vietų ir palankstau adatą. Čia gal toks user error, sakykim tai, bet
bet tai būna. Toliau dažų padavimo reguliavimas irgi čia yra. Iš tikrųjų nežinau, ar mes jį naudosim kada nors šiaip. Bent jau mano lygių dar ne. O kitas didžiausias skirtumas tarp šių aerografų tai yra būtent jų galva. Ta galva yra neužsukama, o yra palaida, kaip pas Stillbekerį tą plaukantį vadinamą galvą su lygtai fluoroplasto tarpinėlė. Visiškas analogas. Čia labai tokia pagražinta, paraižyta. Jam šitas paraižymas toksai įdomus, aš nežinau, bet čia nereikia nieko sukti. Tiesiog įdėjom. Adatą taikom. Įsidedam į vietą ir užsisukam. Viskas. Jokių įrankių nereikia. Tai dabar paimkim mes, sakykim, pigesnį variantą, kuris yra štai šitas. Čia yra Advanced series, nebe Premiumas. Mums pasitinka gražios instrukcijos labai. Viskas apie aerografą. Kaip kas susideda, labai išsamei viskas. Bet tai paskaitysit patys. Čia yra pigesnis aerografas. Jau dizaino prasme jis netoks įdomus, sakykim taip, tebūnie, tačiau viskas taip pat pasiekiama vis dar čia ir matoma vis dar čia pat. Komplektuose visuose iš karto yra Quick Connectionas, tačiau jį galima lengvai pasikeisti. Bet jisai duotas komplekte, kas smagu šiaip yra, bet aš jo nenaudoju. Tada jau iš pigesnių variantų turim paprastą gaiduką visiškai. Tačiau labai geras ėjimas pačio gaiduko žemyn į slėgio reguliavimą. Galva, kaip matot, principė tokia pati. Ir nozlas tas jau vadinamas yra irgi to pačio principo. Tokio pačio principo galvutė, kuri irgi taip pat tiesiog įsikiša, nereikia čia nieko užveršti. Mes paimam tiesiog, įdedam, jinai pati save išsicentruoja, taip sakant. Ir mes viską galim surinkti, nebijant kažkokių tais sulankstymų arba nulaužimų. Čia yra pliusai brangesnių aerografų pagrindiniai, tai yra jų priežiūra. Toliau vidus. Ir čia matome yra kažko dengtas. Tiesa, netoks blizgus. Bet čia jau laikas parodytų, ar kiek jisai šitas dengimas laiko. Bet vėlgi, tas padengimas vidaus yra labai geras dalykas valymui. Kitas dalykas, kas šitame yra podė, tai jau nebepoliruotas, o išveistas vidus. Tai turbūt tik tais danga. Tai bus valyti šiek tiek sunkiau, kaušelis pigesnis, bet čia yra jie du. Didesnis ir mažesnis kaušelis. Nes adata yra dviguba. Taip pat išveistas, bet nepoliruotas. Adata komplekte. Ir taip pat nozlas tai adatai yra čia. Atsarginių tarpinių komplektas. Visas fainas aerografas. Šis irgi rankoje geras, svorio turintis daiktas, nėra jisai lengvas. Man lengvi nelabai patinka, atrodo, kad mažiau preciziško turim rankoje, bet iš kitos pusės lengvas aerografas gal mažiau vargina. Bet čia kaip kas pripratęs, aš mėgstu, kai aš jaučiu, kad aš rankoje kažką turiu. Ir palikim dabar pistoletinio tipo aerografus. Man labai šiaip patinka tokio tipo aerografai. Jo čia lyginti tarpusavy šiek tiek sudėtinga, nes šitas yra universalesnis, bet jis pigesnis, šitas yra prabangesnis, bet jisai yra tik 0,5 adatos. Šitas neturi vėduoklės dažymo, šitas turi. Tokie pagrindiniai skirtumai.
iš techninės pusės. Toliau, vizualiai, tai turbūt jau matot, kad šitas ryškiai daugiau pažiūrėjo į ergonomiką, šitas rankina įdėjo paprastesnė. Šitas turi 2 kaušiukus, šitas turi 1 kaušiuką ir, kaip sakiau, vėduoklę. Taip pat turi tarpinį komplektą, daugiau principė viskas panašiai. Pradedam nuo pigesnio varianto. Kas gerai pas Galerį, man labai patiko iš karto, tai rankenos yra komplekte. Perkant Mr. Hobby, komplekte rankenos nėra, rankeną reikia nusipirkti atskirai. Kas mano asmeniniu požiūriu yra šiek tiek brėdas, galėjo taigi dėti tą plastmasinį gabaliuką kartu, bet jo neužtenka, dar reikia prailginti padavimą šlankos. Niuansas, bet Hobis neduoda, o Galeriai jau yra viskas čia. Ir mes galim dažyti. Galvos, kaip ir sakiau, visų yra tos pačios. Jau čia jos netrauksiu. Labai šiaip daug kas mėgsta tokias galvutės. Aš turėjau problemų su tokiam galvom, bet aš ir nesiskundžiu iš tikrųjų. Bet rankoj rankų visai patogu, nieko negaliu sakyti, labai gerai sėdi, pakankamai geram balansė. Aerografas. Pažiūrime į brangesnį variantą. Brangesnis variantas. O rankoj daug malonesnis. Tikrai daug malonesnis rankoj. Aišku, jau čia jau pasi dizainas, jau čia šitas išpjaustas, gražus tiesiog, taip pat vadinkit, taip čia yra grožis, nežinau kiek funkcija, bet kiek grožis. Dar skirtumą, kur nepaminėjau, tai dažų padavimo yra reguliavimas. Vėlgi, man niekart neteko naudotis tokiu reikalu, tai negaliu už daug kapeiką komentuoti. Nusukama galva lygiai tokiu pačiu principu kaip pas Mr. Hobby, tai nusiska tvirtimo žiedas. Nusiema pano galvutę, sitraukia dažymo antgalis ir mes galim pasiimti kitą galvutę, ją įsidėti savo nusytėtą ir taip pat užsimauti ir užsispausti. Principas lygiai toks pat kaip Mr. Hobby. Čia jau pasireguliuojam, kai mes norim dažyti. Ar norim dažyti, kad eitų vėduoklė taip, ar taip. Čia jau kaip kur ką dažat. Visiškai analogiškas tvirtinimas, tik skiriasi galvutė. Čia aišku jau sakykime, Mr. Hobby šitą reikalą išsprendęs geriau yra, nes čia adata išlenda. Kaip matot, adata išlenda. Pas Mr. Hobby adata čia neišlenda. Tai Mr. Hobby šiuo atveju biškelį protingiau padarė, kad adata neišlystų, tačiau Mr. Hobbys neduoda tokios galvos. Tai gal čia dėl to taip yra padaryta, kad būtų universalesnis daiktas. Padengimas taip, vidus be abejo poliruotas, čia jau tikrai, brangesnio kaušas irgi poliruotas, kaip matot visiškai, padengtas, pigesnio kaušas jau nepoliruotas, tik iššveistas. Vidus panašu iššveistas. Kaip sakykime, matosi pas juos kol kas nuosekliai, tai jeigu serija yra advanced, tai kaušai nepoliruoti, premium serijos poliruota viskas. Tai matomai yra tas kainų skirtumas. Dabar kalbant apie kainų skirtumą. Kiek man davė sužinot, tai numatomos kainos, aišku, jos gali keisti, kol jos pasieks Lietuvą. Tai labai daug neprikomentuosiu, bet kiek aš žinau, šitie variantai Galerį būtent yra pigesni
negu Mr. Hobbies arba tas Steelbakeris. Pigesnis netgi negu Badgeris. Tai dabar ar aš svarstyčiau šitą variantą, sakykime, jeigu man reikėtų aerografo, jo, tikrai svarstyčiau. Vien dėl kainos ir tai, ką jis duoda, bet būtent premium variantas. Nu, vien dėl to, kas galiausiai gražiai labai vizualiai atrodo, tai aš labai pagalvočiau apie šį gamintoją. Aišku, reiktų panaudoti daugiau, pasižiūrėti, kuo čia dabar, kaip čia kas valosi, kaip kas skiriasi, gal tas nelabai poliruotas paviršius yra netoks ir blogas, gal jis yra dengtas, bet dangos, kaip ir viskau, nematau, negaliu patikrinti, nes neipel dažniausiai būna. Bet premium variantas, tai labai sudomina. Patinga tai, kad viskas yra galiausiai komplekte. Aš neklystu, Mr. Hobbies su rankina kainuoja virš 200 kažkiek. Tikrai virš 200, gal rankina žinau, kad apie 30 kažkas gal su biškiu eurų gali būti. Kadangi tai aš pirkau labai seniai, tai čia irgi negaliu pasakyti, kad tikrai taip. Tačiau dabar Gallery Mobius TG yra brušas, sakykime, va šitas. Jisai surankina kažkas apie 1,5 šimto, man atrodo. Nu, būtų toks gal apytikslis kainos rėžis. Aš taip vertinčiau. Pigesnis GH68, jisai stipriai, kiek pamenu, pigesnis, čiut ne per pusę, kažkas iki 100 eurų turėtų būti, taip, 700, taip nėra. Tai jeigu 100, koks PM ir čia, taip nėra 8, kažkas tokio. Tai jau skirtumas didesnis, bet tai sakau, skirtumai pagrindiniai, kad čia nėra fano, čia yra 2 adatos, nėra poliruoti paviršiai pas Advanced Series. Čia, šitam konkrečiai, yra fanas, nėra daugiau adatų ir poliruoti paviršiais. Vizualiai jūs į taip mato, kad čia yra, labai skirtingi. Ir ergonomiškesnė rankina ir kiti žaisliukai. Tai va, tiek apie aerografus. Su Gallery mes dar nebaigėm. Kitame video aptarsim jų kompresorių pasiūlymą. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū modeliukam už progą pasičiupinėti štai šio gamintojo aerografus. Ir iki.